Pone Romualdai, kaip galėtumėte pakomentuoti šiuo metu vyraujančias finansavimo galimybės? Trumpalaikės perspektyvos jos yra beveik kaip ir aiškios. Ilgalaikės perspektyvos jos priklausys ne tik tai nuo vietinių veiksnių, bet ir nuo pasaulio rinkos veiksnių. Liboras jisai pakilo per paskutinės 2 rugsėjo savaitės 0,2%, tačiau bankai jie griežtina finansavimo sąlygas. Palūkanos pakilo tiek indėlių, tiek ir paskolų jos turi neišvengiamai kilti. Iš kitos pusės bankai didina maržas. Jeigu kalbėti apie palūkanų normas, kurios yra liboras ir banko marža, tai dabar turbūt yra tikimybė, kad palūkanų normos, bazinės palūkanų normos, jos pradės mažėti ne kitų metų pavasarį eurozonoje, bet jos pradės mažėti galbūt net ir šiek tiek anksčiau. Iš kitos pusės, kokį tai gali turėti poveikį? Finansavimo būsto įsigijimo galimybės, jos pasidaro tokios trumpalaikiai perspektyvoje šiek tiek sunkesnės. Tačiau, jeigu mes pasižiūrime, kas yra rinkoje, kad būsto paklausa jinai nepasikeitė ir nuomojamo būsto, noras įsigyti nuomojamo būsto, jisai padidės. Tai turbūt tai turės didesnį poveikį kainoms, kad kainos nuomos gali ir didėti. Ypač Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Sakykite, o kokie pokyčiai laukia mūsų būsto rinkoje? Būsto rinkoje gal pradėkime nuo ilgalaikių veiksnių. Ilgalaikiai veiksniai lieka tokie patys kaip ir anksčiau. Visų pirma, yra demografinė situacija Lietuvoje pakankamai palanki 5, gal daugiau, gal 10 metų laikotarpyje. Tai į būsto rinką ateina žmonės, kurie gimė 84-92 metais. Jiems dabar yra 24 ir šiek tiek mažiau metų, jie papildo darbo rinką ir po kiek laiko jie papildys būsto rinką, būsto potencialę. Tai žinoma priklausys, ar jie susiras darbą, ar jie pasiliks Lietuvoje. Taip, bet tų žmonių, jaunų žmonių, kurie ateina į rinką, Lietuvoje ir ypač didžiuosiuose miestuose yra pakankamai daug. Antras dalykas, nesinori kartoti tų skaičių, kad yra būsto kokybė pas mus 60-70% būstų yra pastatyta didžiuosiuose miestuose, yra pastatyta sovietmečiu ir didelė dalis jų, ypač jeigu kils šildymo kainos, jos reikės kažką daryti, renovuoti arba reikės keisti būstą. Apie tai, kad pas mus 1,5 karto, gal net 2 kartus, lyginant su įvairiam šalim, aprūpinimas būstų yra mažesnis, tai yra ilgalaikis veiksnys. Kalbant apie trumpalaikius veiksnius, čia yra paklausa ir pasiūla. Paklausa būsto įsigijimui, jinai nėra tokio poreikio, kad mes visi pradėsim, jauni žmonės, kurie yra, kad jie pradės nuomotis būstą visam gyvenimui. Ne, poreikis būstui yra. Yra galbūt laukimas, kol galimybės įsigyti būstą jo susivienodins su galimybėmis.